ir sužinoti tavo nuomonę, tavo žinojimą apie žmoniją, apie tai, kur mes esam, kokiam taške. Ir yra taip vadinamo alternatyvioji istorija, ar ne, kuri neigia visus vadovėlių faktus, sako, kad Žemė yra, vadinkim, dirbtinė planeta, taip, čia yra daug mūsų iš įvairių, reiškia, kitų planetų, civilizacijų sutelkta, kad reguliariai mus perinstaliuoja, ar ne, nuplauna, nušluoja ir taip toliau, ir tam irgi yra daug įdomių faktų. Ir man patinka ši alternatyvi istorija, jų yra ne viena. O ką galėtum pasakyti, vat, kokiam taške esam dabar kaip žmonija, ar buvo, pavyzdžiui, Atlantida ir kitos prieš tai civilizacijos, kur link judame, ir ar vadovėlių istorija yra toji istorija, kurie tikrai, vat, tikėkime, ir buvo taip, metai tokie, įvykiai tokie. Aš paprastai labai vengiu kalbėti apie tai ir tikriausia galbūt net nelabai daug ir šį kartą pasisakysiu. Ir iš karto apginant save ne dėl to, kad nėra žinojimo, o dėl to, kad yra pakankamai neprotinga apie tai žinoti iš čia ir dabar taško. Man šitus klausimus dažnai užduoda žmonės, kurie smalsauja tame lygmenyje, kad galėtų kurti įvairiausias tokias konspiracinės teorijas, supriešinimo noras, va šitaip ego tarsi veiktų ar ne, kad tik kuo daugiau gauti tos alternatyvios tiesos, jeigu jau tu šitaip ją pavadinai, supriešinti dabarties akimirką. Vis tik dabarties akimirka yra pati svarbiausia, visai nesvarbu, kokia istorija būtų netgi ta, kurią mes čia dabar žinome kelius šimtus metų atgal, arba ten, sakykime, 1000-metį atgal, ar ne, na dabar, sakykime, kadangi mes vis tiek Kristaus metais imame pradėti skaičiuoti eros egzistavimą ir panašiai, tai galiu pasakyti nedaug, nes tik tiek ir noriu, tiesą sakant, kad viską, ką tu įvardinai, tą pačią Atlantidą, nebūčiau tikra tik dėl šito pavadinimo, kuris irgi yra pridėtas jau pakankamose mūsų dienose. Bet visos civilizacijos, kurios šiai dienai yra sunkiai suvokiamos per paprastus dalykus, kuomet, na, pavyzdžiui, aš, tu ir visi kiti nuvažiuojame į užsienį, labiau užsienį, nors ir Lietuvoje turbūt to netrūktų, ir matome tam tikrus statinius, tam tikrus palikimus, dabartinę žemę, kitaip tariant, dabartinės žemės protas, per mus, jis viską tiesiog pasisavino ir pastatė labai nedaug. Tai civilizacijų klausimas yra visiškai netabu ir būtos civilizacijos yra, kurių mes protų net nesuvoktumėm. Ir būtų civilizacijų žmogus, arba kitaip, na, tas patyrėjas kaip žemės gyventojas, ar ne, jisai iš dalies buvo labai panašus į mus, bet su dideliam kitom galimybėm, tiek ūgių, tiek protų, tiek dar kažkuo. Iš tiesų, ko nereikėtų sumenkinti, tai žmogaus proto. Jisai visose civilizacijose, patyrimuose arba, aš nežinau, kokiom dimensijom atgal, tai čia jau didieji šuoliai, ar ne, laiko atžvilgių, keliauti per protą, per proto evoliuciją. Tai šiandieninis protas yra visų tų pačių civilizacijų tęstinumas, vis tik, kad ir kaip kito materinė dalis paties patyrėjo būtybių. Bet protas buvo dar anų civilizacijų labai išlavintas, ypatingai intelektualus, gabus visuose skaičiavimuose, fizikoje, matematikoje, visą alchemiją, kuris kilo į okultizmą, į chemiją, į istoriją, į ezoteriką ir visą tai, ką mes šiai dienai vėlgi turime pasisavinę ir pavertę tarsi į filosofinės kultūras, netgi ar ne, politiką lygiai taip pat. Nes filosofiją nereikia žiūrėti tik tai kaip į filosofiją, tam tikrą.
nedaug iš tikrųjų dabar čia yra tų filosofijų ir belikusių. Bet filosofija kaip civilizacijos mąstymo dalis, ji yra skilusi, bet visatos protas visada buvo toks pat. Tik civilizacijų pamiršimas arba neturėjimas jau nieko bendro, istoriniai faktai iškrypsta, o susisiekimas su praeitom civilizacijom lygiai taip pat išsitrina net ir atmintyje, ar ne? Nors mes esame tų pačių civilizacijų tęstinoji dalis, tik tai šiandieninis kūnas yra be galo trumpas patyrime, veikime, buvime, nes siela tai yra buvusi gerokai toliau ir kitose civilizacijose lygiai taip pat. Bet viskas išsitrina, dėja tos gimstamosios simuliacijos dėka pas mus yra ištrinama prieš tai buvusi informacija ir čia sugrįžtu prie to momento, kad čia ir dabar buvimas šioje civilizacijoje, šioje dienoje, šiame patyrime, tavo sąmonės individualiajame lygmenyje yra svarbiausias momentas, apie kurį verta kalbėti, nes iš čia tu be mąstydamas, be būdamas ir tam tikrus pasirinkimus, kaip pasirinkimų nebuvimą darydamas, kuri savo likimą ateities civilizacijom. Bet tik šiandienos tavo užmanymas yra labai labai svarbus. Sugrįžtam vis prie temos apie likimą, nes mes esame palikimas praeitų civilizacijų ir mes kuriame likimą kitom ateities civilizacijom. O kalbėti apie patį tikslumą, ar jos būtos, kokios jos būtos, šiaip aš ir taip ganėtinai daug pasakiau. Ir labai labai vengiu sudominti protą iki tiek, kad jis imtų kasdienybę leisti paieškose, nebūdamas čia ir dabar momente, patirdamas paprastus dalykus ir lavindamas save kaip žmogų. O kas tai yra lavinti save kaip žmogų? Vat, grįžti į dabartinį momentą ir, tarkim, dabar vis daugiau žmonių kuria savo prekinius ženklus, ir ne, vis daugiau žmonių kažkada išėjom iš gamyklų, dabar išeidinėjom iš ofisų, bet esam ir vienur, ir kitur. Ir čia irgi toks jau kurėjo nedidelis žingsnis jau vyksta, ir nestiprus, aišku, kurti šeimą yra vienas, santykius kita, dabar kurti verslą irgi yra dar vienas aspektas. Tai vat kaip tobulėti kaip žmogui, nes tame daug vertės, ar ne, tame atsiveria kūrėjo sąmonė. Vienas dalykas, kad tai duoda daug privalumų, kitas dalykas, tai duoda ir malonumus kito lygio. Į ką koncentruotis? Na, visų pirma, tai mes kalbame apie išsilaisvinimo aspektus. Tai reiškia, kad ta kūrėjo sąmonė mes einame į vienumą su savimi. Tai reiškia, kad mes pamažu atsiskiriame iš kolektyvinės sąmonės, nors niekada iš jos galutinai neatsiskirsim, nes mes visada būsime jos dalis. Taip kaip sąmonė, tai yra sąmoningas buvimas, kaip budra, yra mūsų pasąmonės dalis. Tai reiškia, savotiškai sąmonė yra vis tik pasąmonė ir net virkščiai, ar ne? Bet sąmonė kaip visa apimantis, pradžios ir pabaigos neturintis debesis, labai tiksliai sakyčiau, būtų įvardinta, ar ne, yra potencialo žinutė. Bet pasąmonė yra tai, ką mes sukaupėme, bet įvairiose civilizacijose individualiai pabuvę sielos lygmenį, nešame į pasąmonę ir sandėliavome. Tai yra sandėlys, kuris duos mums apie save patį visada žinoti. Tai tas virsmas, jisai išlaisvina, kuomet mes dažniau galime reikštis kaip individualioji sąmonė, kaip aiškus savęs, kaip sielos atpažinimas savojoje misijoje tam tikromis gairėmis veikti, mes pripažindami tai, o išorėje turėdami nedraudimą, tai reiškia irgi ganėtiną laisvę, mes nevengiame eksperimentuoti vieni. Ir tai dažniausia daro tas protas,
kuris iš tiesų jau savo leidžia. Tai reiškia, jis visada susidurs su nuomonė, su konkurencija, su išlikimo galimybėmis, nes visų pirma, čia yra pačios žmonijos pradžia ir pirmas žingsnis nuo gamtos, tai reiškia žmogus kaip gamtos dalis, bet atsiskyrus nuo gamtos, kur gamta nevykdo mąstymo, nors pas ją viskas atrodo sumąstyta yra nuostabiai, ji nevykdo mąstymo, ji iš vitalinės didelės galios vykdo pačią save. Mums yra duotas mąstymas, bet gamta mumise yra tolygus ženklas ir įsipatoginusi į psichiką. Žmogaus psichika yra gamta, nes žmogaus psichikoje yra užkoduota instinktai. Tai čia instinktai savo leidžia išeiti į užribius, pasimatuoti save vieną, pasižiūrėti, koks mano išlikimas man gresia, tada su tuo, kaip aš išjaučiu, koks išlikimas man gresia, aš eksperimentuoju. Ir čia vėlgi grįžtam prie kūrėjo sąmonės per žmogaus protą. Aš net nežinau, kad aš tai darau. Aš savaime kuriu, specialiai net nekurdamas. Ką jau kalbėt, kai tu esi susikoncentravęs ties pačia kūryba, kai tu jau net žinai, ką tu darai. Ir tai yra apie žmogaus proto laisvę ir gamtos tą atskirties būvį, kur yra įduota jausmų teritorija, pajungtas galingas mąstymas ir jau net yra suvokimas ir net pripažinimas, stebėjime, jog aš veikiu su visatos, kažkas įsivardintų su Dievo pagalba. Kodėlgi ne? Jo, Dievas nutiko. Jo, įdomu, kaip visą šitą matricą ir Dievą, kaip sujungti.